Iki visi, Quanart here ir galim žaisti toliau. Toliau žaidžiam už Lietuvių imperiją, karalystę, koks skirtumas, mes būsim imperija ir čia yra faktas. Beje, ką tik pastebėjau puikų dalyką, beje, kad Atėnai integruoti, mums nereikės papildomą vasalo, kuris bus niekam nereikalingas. Jo, -2 stability, ne, ačiū. Galim dabar vėl išjungti visus savo fortus ir gauti 7 dukatus per mėnesį. Man patinka. Kaip Danzigas beje? Gdanskas. Brandenburgas padės. Dabar jau rimtai padės. O beje, kaip Prancūzija be jokio legal air. Jinai yra kare su Austrija. Bet turiu menį, Austrija užimta yra Osmanais, tai šaunuoliai prancūzai, way to go. Šaunuoliai. Geruliai. Okay. Taigi, liko iš tikrųjų tik Konstantinopolį patį nusidžinti. Atgausim Ticking Wars kortą nesąmonę ir baigta. Ir Konstantinopolis nusidžintas, done. Gražu. Ok, tu būsi mano vasalas. Man nesvarbu. Žinau, kad prarasiu vėl daug diplo power, bet reikia, kartais tiesiog reikia pasiaukoti dėl tokių dalykų. Konstantinopolio pačio paimti? Aš galėčiau jį paimti vien tam, kad susilpninti mano vasalą, kad jis nebūtų toks, maždaug, jeigu jis bus labai stiprus, turės labai daug provincijų, beje, pamiršau nusimti laiką, dabar yra ok. Jeigu jis turės labai daug provincijų ir bus labai stiprus, ypač su Konstantinopoliu, kas jeigu neklystų pradeda kaip pati stipriausia provincija visam žaidime, kaip pradeda bent jau. Na, nežinau, nesu dėl to tikras. Roma atrodo geresnė, nebent jie jau upgradeino, taip sakant. Paryžius, nežinau. Esmė, kad Konstantinopolis pradeda labai kaip stipri provincija. Ir istoriškai tuo pačiu, logiškai. Tai, jeigu mūsų vasalas, kuris, pagalvokit, turės visas šitas žaliai pažymėtas provincijas, plus aš jam turbūt duosiu visas šitas geltonai pažymėtas provincijas. Tai jis bus labai stiprus ir norės nepriklausomybės, aš manau. Todėl jeigu mes paimsim pačią stipriausią jo provinciją, tuo pačiu tai yra ten Centers of Trade ir panašiai, mes jį labai susilpninsim. Ir mums nuo to bus tik geriau. Tai ir mažiau kainuos diplo power, of course. Tai aš manau, tai yra tik daug geriau. Mes paimsim visus jo pinigus, vėliau atiduosim, tuo pačiu gaudami šitos, kad ir kaip tas vadinasi, opinion. Dabar aš labai noriu daryti Force Religion, nes tai pakeis Konstantinopolį iškart į katalikybę ir iškart pakeis pačią jo Bizantijumo religiją į katalikybę taipogi, kad jis konvertintų už mus. Nes kitai mums reiktų 8 per subject interactions ir tai duotų plus 50 liberty desire, kas yra labai daug. Tai aš tai noriu padaryti būtinai. Force Religion. Aš tai bus truputį per daug, tai mes Ai, pala, bet mums galbūt nepavyks. Oh, shoot, Pala, jeigu mes iš naujo pabandom šitą. Force Religion ir Lietuvos... Ai, nes jis staiga tam Negerai, kągi, teks daryti taip. Man nepatinka, bet nieko, viskas ok. Ką daugiau tu gali padaryti? Nieko. Viskas. Labai daug aggressive expansion, bet man nesvarbu. Ir Lithuania will lose the following allies due to low relation. Aš tiesiog prarasiu Valachiją kaip sąjungininką apskritai. Wow. Bet man nuo to tik geriau. Sandman. Done. Ir mes nebe sąjungininkai, bet mes neturim to Broke Alliance. Esu tikras. Taip, neturim. Taip, man nuo to tik geriau, iš tikrųjų. Convert Constantinople to Catholic. Mes to net negalim daryti. Remove Riga. Naval Race versus Teutonic Order. Šitą mes galim padaryti, esu tikras. Reikia šitą daryti. Autonomija neinkrysinčių. Labai gera provincija. Užtat fortus visus absoliučiai savo šalies įjungsiu, nes mes tu jau skelbsim karą Osmanams.
surinksiu visus karius Konstantinopolyje, mano visos imperijos karius. Osmanai has cancelled. Well, what you gonna do? Tada man reiks turbūt juos transportuoti, nes jie tiesiog nepraeis. Esu tikras. Jo, tiesiog sustos. Du kartai, viskas ok. Ir jie manęs nekenčia, nes minus 155 desires your provinces. Yeah, good luck. I don't care. Valachija broke the alliance with us ir jinai sulaužė, net ne mes. Kas yra jokinga. Aišku, jinai iškart nenorėtų. Ir too few rivals, nes Novgorodas. Viskas, baigėsi karas? Ai, ne, okei. Net neprasidėjo, galima sakyti. Danija, Aukso Orda, Vengrija, Osmanai. Taip, nes aš dabar juos pulsiu. Issue embargo, o iš Novgorodo nuimam revoke embargo. Ir kai skelbsiu karą, ar ateis Lenkija. Ne, negaliu dar pažiūrėti. Georgia. 30 000 osmanų, matau karių. Mes negalim arteit prie military technology. Paimsim šitą generolą. Jo, osmanai easy. Galim palaukti truputuką, nes nelabai svarbu. Šiti laivai pasislėpkit Klaipėdoj. Ir pažiūrim, ar ateis Lenkai mums padėti priešos. Esu tikras, kad ateis. Ir jie ateis. Nice. O, kiek aš prifeedinsiu. Bet jie prarado visus savo kleimus. Kaip gaila. Poland declared war on Hungary. Ne. Ne. Lenkija, man reikia jūsų. I need you. Na, nesvarbu. Mes turim daug manpower. Osmanai, aš esu tikras, kad jie turi tiesiog, nu gerai, 5. Bet jie turi daug karių. Oh, no. Military Tech 5 ir jie turbūt turi amazing generolus. Oh, god. Man baisu. Improve no relations su savo vasalu. Issue embargo ant mano priešų. Šiandien kiek aš galiu turėti karių dar? Galiu turėti 7000. O taip. Kavalerijos turiu Nu, galiu pagaminti 2 kavalerijas. 1, 2. Ir tada 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tiksliau, gaminam ten. O čia gaminam laivus. Štai taip. Čia galim sunaikinti šitus laivus. Ok. Prancūzija vis dar... O, Prancūzija vis dar neturi įpėdinio. Jam jau 3-7. Deja, nebus jokio to dalyko. Fabricate a claim. Ko aš turiu claim? Aš neturiu claim. Bet aš noriu turėti claim. Burgas ir Silistrija. Ok. Burgas. Štai kur jis? Kem 7. Man reikia insultint vieną rival. Osmanai bus gerai. Nors ne, Maskva bus dar geriau. Siek abu manęs neapkenčia. Bum. 52 power projection. Nice. I like it, I love it. Kandara. Mes turėjom... Ai, čia yra Kandaras, okei. Aš galėčiau enforce religion. Pala, ką? Oh, their opinion must be positive. Yeah. Ottoman separatists. Nope. Aš esu tikras, kad mes laimėsim šitą karą prieš osmanus. Aišku, štai jau vien čia yra 19... Oh, god, čia yra daug karių. Baisoka, nemeluosiu. Ir man reikia, kad Lenkija ateitų man padėti. O jinai dabar yra minus 1000, nes fighting in another war. Aš jūs patys kalti. Ir kodėl prancūzai neateis? War Au, teisingai. Iki ten truputį dideliam kare. Visai. Kvaili prancūzai neleidžia
Austrams laimėt mūšių. Laimėt karų. Ką tu darai? Kas tau leidžia? Ai, aš What? Ai, aš duodu Austrijai. Ne, aš tau nebeduodu. Aš melavau, haha. Gerai, kas nekenčia Osmanų? Mamliukai Venecija. Visai pamiršau apie Veneciją. Mamliukai tikrai nenorėtų sąjungos, bet Venecija šis dalykas, kad norėtų. Ir jie ateis į karą. O taip. Laikina sąjunga, the best sąjunga. Ne, negausiu, net nedrįsk. Žiūrim, ar pavyks. Come on. Military Alliance su Genoja. Bliama, ten kažkas vyksta baisiaus. Ai, teisingai. Ką mes galim daryti? Mes galim pult Genoja ir Austrija nesutiks. Ir mes galim tiesiog viską suėsdinti Krymui. Ir Venecija ateis. O, taip. O Venecija turi puikų laivyną ir kažkur dingusius karius. Ai, jie padeda prancūzams kare. Okei. Aš galėčiau tai daryti ir tiesiog pult dabar Veneciją. Ne Venecija, Genoja. Bet aš noriu Osmanus pult. Vis tiek čia jau faktas, kad Venecija, Genoja greitai, tikrai, Austrija tikrai greitai neatsistatys po milžiniškų karų su prancūzais ir osmanais. Ir po velniais, kiek jie daug karių turi. Osmanai turi 7000. Šlikštu žiūrėt. Bet vienintelis geras dalykas yra tas, kad Osmanų visa armija yra čia. Jie nėra čia. Nors truputį buvo logiška. Turiu omeny, mes galim užimti visą Azijos dalį ir po to pereiti į Europos dalį. Kas yra galimybė? O taip padarysim. Paimsim 2 cogs per pusę, vienas eis paimta, kitas eis pažiūrėt, kokie ten lyderiai, kariai ir taip toliau. O, Petras Tiškevičius atvažiavo. Ok. Sveikas, Petrai Tiškevičiau. Čia yra 2 generol... Jis nėra geras. Edirnė yra Grasslands, Woods. Aš nežinau. Kada mes galime gauti savo military technology? Dar ilgai. Vengrija nori access, eikit. Lenkija, baikit savo karą. Nu, po velniais. Atėjo kvailiai į karą ir nepadės dabar man. Dar jie turi sukilėlių. Bandom bent šitą padaryti. Bandom savo laivyną atsiųsti į šitą vietą. Nemanau, kad pavyks, bet niekada nežinai. Aragonas kažką padarė. Norėtum į karą su osmanais? Ne, taip reikia. -10. Nežinau, gal? Kas norėtų į karą su osmanais? Nieks nenorėtų į karą su osmanais. Jie dar turi sąjungininkų, aš apie tai visai pamiršau. Bet aš nežinau, ar Tunisas labai norės eiti į karą, bet Lemsenas tikrai. Aš galiu bandyti ir įkelt Aragoną į šitą karą. Venecija man padės. Ką žinau. Žiūrim. Ai, netgi Tunisas jam padės. Eina savo. Lenkija beveik. Truputį palaukiam. Truputį paimprove our relations. Ir galbūt mes sugebėsim. Čia daug. Kaip sekasi, Korint? Normaliai.
Normaliai. Vis tiek. Kiek karių? Kiek osmanų? 10 000 arba National Spy Defense? 10 000, 10 prestižą, ką aš kalbu. Nežinau. Čia truputį sudėtinga situacija yra. Man reikia, kad Lenkai greičiau ateit pas mane į šitą karą, kad jie sutiktų. Brandenburgas, šitas... Tai tikrai mamliukai nenorėtų sąjungos. Turiuomenį aš jums... Lithuania has too many diplomatic relations. Jeigu būtų -40... Nebūtų tiksliau to -40. Būtų... Ne, vis tiek nesutiktų. Šitas šikas. Ir Lenkija vos ne vos. Prancūzai dar ne, bohemai ne. Nes distant war, nu eikit jūs savo. Fighting another war -5. Jeigu aš jiems nusiųščiau, turiuomenį Lenkams 100 dukatų, arba bent 50, aš kaip supratau, jie ateitų į mano karą. Done. Ar tai pavyko? Aš jums nusinčiau pinigų, kad jūs sumokėtumėt savo skolą. Ir ką jūs su ją padarė? Dar karių pasisamdėt, ei? Jūs maži pidar. Ne, tai dar nepadarė. Kitą mėnesį jie turbūt apmokės savo skolas, jeigu apmokės savo skolas. Nes aš jūs 50 dukatų daviau. Jūs nedarykit taip. Aš jūs daviau 50 dukatų. Nu einant. Prancūzija? Prancūzija baigia karą. Hei, Prancūzija strong. Prancūzai norite karą, prašau. I need you. I need your help. I need your help. Ok, jie nenori karą. 50 dukatų išleistų veltui. Žiūrima, ar Aragonas ateis į karą. Jeigu taip, I will be happy. I will be a happy man. Ne, nenoriu. Jo, manau, valtis tiesiog atplauks. Sugebės. Prašau, please. Please. Aragonai, tu, War exhaustion. O Lenkija vos ne vos. War exhaustion, apie ką tu kalbi, tu mažas šikniau. Nu gal su laiku, okei, aš gal... Baigėsi, o ne. 26 000. Aš nežinau, aš galiu tiesiog jos pulti ir tiesiog sunaikinti jų armiją. Nors tai turbūt man nepavyks. Infantry shock plus. Aš galiu bandyti. Aš galiu tiesiog bandyti ir pulti jų armiją. Tiesiog, kaip sakoma, jolo. Čia taip rizikinga. Claims fabricated, nesvarbu. Man nesvarbu. Silistrija. Aš noriu pult osmanus. Tai taip sunku paprašyti. Ir aš noriu geresnio generolo taipogi. Šitas generolas yra šūdas. 2-1. Come on. Aišku, osmanų generolas irgi nėra geras, kas yra labai keista, nes jie dažniausiai turi amazing generolus, bet... Venecija ateis... Lenkija beveik. Aš jums nusinčiau 5... Aš vis dar negaliu patikėti, kad jie tai padarė. Aš jau maniau military technology. Na kągi, okei. Trade efficiency. Bandom. Geras generolas. 43 army tradition. Nėra blogai. Man patinka 2 žvaigždutės. Okei, viskas. Mes laimėsim. Žiūrim. Kokius turi jie korus? Edirne, Makedonija, Epirus ir taip toliau. Man reikia, kad šiti šikniai nusydžintų va šitus mažiukus. Čia yra jų sostinė. Okei. Žodžiu, jolo. Man labai tai nepatinka. Epirusas. Jam skelbiu karą. Ne jam dėl jo skelbiu karą. Ateis šitie du, man nerūpi. Aragonas gal ateis vėliau.
Nors turbūt, kad ne, bet žiūrėsim. Jolo. O, čia taip rizikinga. Čia taip rizikinga. Mes turim daugiau karių. Aš pamiršau, kad dar Venecija turi vasalų. Ok, Byzantium, eik ir paimk War Gaulą. Mums to reikia. Mums to labai reikia. Kiek osmanai turi War Exhaustion? 5. Jie pradės su 5 War Exhaustion. Ir jie ne visą moralę turės. Ok, mes turim -1, nes mes ėjom per upę. Jie turi 4 maneuver, va kodėl. Mes turim daugiau moralės. Mes turim tiek pat disciplinos. Ir kariai flankina. Na, tiesiog jie net neflankina. Turim daug daugiau karių. Bandom, žiūrim kaip bus. Mes turim geresnį generolą, mes kol kas pralaiminėjom daug daugiau karių negu osmanai. Shock, fire. O, mes rimtai, ne, negali būt. Wow. Čia buvo tiesiog. Man tai kyla klausimas, kodėl? Bet kodėl? Bet kodėl osmanai taip pasielgia? Mes galim padėti su savo laivais. Nes mes turime Veneciją, Venecija turi labai daug laivų. Bet kodėl osmanai? Kodėl jūs tokie stiprus? Kodėl jūs tokie overpowered? Aš manau, aš tiesiog darysiu... Kur jūs einat? Ne, jūs nedaryskit niekur eit. Jūs pabėgsit. Na, tuo atveju bent jau reikia okupuoti kelis dalykus. Eik ten. Na, bent tiek. Bent vieną dalyką reikia okupuoti. Tai rimtai. Rambo osmanai. Aš žinau, ką mums reikia padaryti. Turiu rimtai žinau, ką mums reikia padaryti. Man reikia su bent vienu kariu pereiti į Bigą. Jo. Tada jie bandys pereiti šitą Strait. Mes turim naval superiority. Mes turim daug daugiau laivų. Ir mes tiesiog suvalgysim tos osmanus, uždarę juos Azijoje. Tad pirmin. Beje, ok, šitas 11. Pabėgsim? Pabėgsime? Pabėgtume. Jeigu mums pavyktų sunaikinti jų armiją, mes galėtume jos stack wipint. Bet mes nepavėksim, jie per daug overpowered. Aš galiu juos tiesiog bandyt kovot prieš juos, bet mes neturim daug moralės. Ir šiti kvailiai net nepadės, neleis jiems pereit, nors man reikia, kad jie pereitų. Kur Venecijos kariai? Ok, jie atplaukia. Bent tiek. Prancūzija. Lenkija nori karą? Ne. Aragonai nori karą? Prancūzai? Bohemai? Ne. What damn it. Reikia su jais improvement relations. Ok, ką jūs darot? 24. O, sustojot. Mes irgi sustosim. O, nebesustojot. God damn it. 3. Grasslands. Vieną dieną palaukiam. Ok, gausim moral tik. Ok. Nu ir ką jūs dabar darysit, maži šikniai? Will cross a river. Palikam vieną. 21, 20... Ne, reikia palaukti. Daug dienų. 26, 26, vieną dieną, ok. 26, 27. O, čia taip riski. Čia taip, bet Venecija turi daug karių, that's the point. Ir jie dabar mane puls? Ne, nepuls, jie bijo. Taip jie puls. Ne, nepuls, jie eis ten. Oh, fuck. O mes eisim ten.
Esmė tame, kad čia jų sostinė. Edirnė turime. Jeigu mes ją nusidžinsim, jie verks. Jie gailiai stipriai verks. Aišku, man irgi war exhaustion didės su laiku. Ir galiausiai man tiesiog... Biga? Nice. Aš net pamiršau, kad mes čia perėjom. Ir galiausiai bus taip, kad man reikės increasing autonomy Konstantinopolyje. O! Lenkai, ačiū. Ataikit. O, kiek karių. Teisingai, kad Lemsenas ir ir tas Tunisas, bet kam tie rūpi? Jie net neteis, mes turim troop superiority. Ok, ar mes galėsim čia... Fuck. Bet ateis tie. Aš esu tikras, kad jie ateis. Jie privalo padėti savo draugam. Come on, jūs galit. 13. Jie eina. Osmanai kažkokį 7. Stack wipe. Jie tiesiog stack wipe'ino visą armiją. Nu, come on. Nu, bullshit koks. Eik, Venecija. Go and do your job, Venice. Go and do your job. Jeigu kažkaip sugebėtų Osmanus va čia įtupdyti į šitą salą. Come on, mums reikia... Bet kvailiai AI net neleis jiems pereit, nes jie yra durni. Makedonija. Nu gerai, čia yra lemiamas mūšis. Nu, ne tai, kad lemiamas, bet mes net negalim padėti. 9 mėto shock phase'uose, 9 mėto fire phase'uose, 7 mėto... Ir dabar dar bus ko netyčia koks stack. Nu gerai, ne stack wipe, bet... Taip, aš rage'inu. Atsiprašau. Bet mes čia galim eit, ar negalim? Ne, negalim. Bet Burgas paliekam vieną karį ir pulsim, man nesvarbu. Dan. Rip Osmanai. Tikėkimės, kad Rip Osmanai. Ok, 7 prieš 3. Gerai, kol kas. Žinau ką, sulėtinam ir pažiūrėsim, kaip mums sekasi. Shock phase. 8 prieš 1. Nu, come on. 4 prieš 9, aišku. Ok, 6 prieš 1, normaliai. Kol kas apylygės. Mes galim šitą... Jeigu mes šitą mūšį laimėtume, jie bandys bėgti pro ten, mums reikia pasitraukti kuo greičiau. Come on. Mes šitą mūšį laimėsim. Pasitrauk. Ok. Ok. Mes laimėsim šitą mūšį. Lietuva! Kur jie bandys bėgti? Jie turbūt bandys ten bėgti. Kur jie bandys bėgti? Come on, į Konstantinopolį. Ten kažkur bandykit. Ne. Štai ir visam planui galas. Nebent jie bandys ten. Jeigu jie bandys tas salas užgrobti, maži šikniai. Ir bus durniai. Man patiks. Nes dabar aš jau esu manpower in depth, galima sakyti. Novgorod will cede... Kiek? Jo. Kai mušiesi su Osmanais, tai Maskva tiesiog plėsis kaip... Dabar Maskva turbūt gali turėti tiek daug karių. 3-5 tūkstančiai. Aš galiu turėti vis dar daugiau, bet vis tiek. Kur tie Osmanai eina? Mes net nelaimėm karo teoriškai. Jie vis dar high, come on. Jie čia kaupia karius. O aš tai kurie? Jeigu jie pereitų į vieną iš šitų kvailų salų, į Korfų pavyzdžiui. Tai būtų tiesiog amazing. Galim grįžti speed 3. Ne, jie grįžta ten. Ką jie darys, jie juk nepuls manęs. Ne, jie
Flov something. 11 dienų iki tą. Nu gerai, šitą bent Ai, bet jie eis kažkur kitur. Okay. Moldavija sugebėjo išsilaipinti, šaunuoliai. Ką Lenkai veikia tuo metu? Jie atrodo, kad ateina. Tikiuosi. Mes galėtume pasitraukti ir leisti osmanams pereiti. Turime į šitą pusę. Sunaikintą Moldavijos stegą. Tikiuosi, jie taip ir darys. Nors nepanašu. 100 something. Jais kažkur ten. Ir mes turim 0 manpower. Gaunam 300 per mėnesį. Kur jie eina? Kur jie po velniais eina? Ai, reikia tą... Ai, gerai, blokeidina. Hei, išsilaipino tie. Šitai žmonės. Aragonas, ateik į karą. Aragonas iš tikrųjų ateis į karą kažkada. Local Pereislav. Tax modifier arba manpower modifier. Nemeluosiu, man labai reikia manpower, bet manpower imt modifier yra nesąmonė, tai jums tiesiog tax. Nu, rip Venecijos kariai. Tai turi -1. Kaip galima pralaimėti, kai jie dar turi tiek daug kavalerijos? Ne, man atrodo, aš netyčia palikau jungtus Lucky Nations. Aš negaliu apkęsti. Aš tiesiog negaliu apkęsti Lucky Nations. Nu gerai, šiaip ar naip mes gavom pagaliau savo pirmą idea slot. Aš įimu Religious, čia be jokių klausimų. Religious yra administrative, tai mes fokusinam on administrative. Vis dar turim 3 stability. Mūsų vis dar karalius gyvas, jam 36. Mes turim žiauriai daug šitų nesąmonių. Okei. Jų sostinė kažkada kris. Ir va kur tie osmanai, jie kažką veikia Vengrijoje. Ką jie veikia Vengrijoje? Tiesiog paliko, pabėgo maždaug. Nope, we're out of here. Nice. Pala. Ką daro Ai, jie galbūt negali man transferint, nes... Jo, turbūt taip. Tikiuosi. Nors ne, jie netransferins. Bet čia mano vasalo koras, jūs pašimpidarai. Skopje, Bizantijumas, eik. Go, ką ten ką per... Ai. Po šitą užimsim Makedoniją. Ir osmanai galės verkti. Noriu paimti Plodvigą. Vis tiek kažkada reiks... Hungary. Okei. Lenkija karą šiaip laimėjo, nes jinai buvo ta, kuri prašo kažko, tai... Na, bent tiek. Kur Lenkijos kariai? Jie visi mirė. Tikiuosi, kad ne. I hope not. Edirne, jų sostinė. Sostinė has fallen. Ir kas ateina? Ne. Atsikniskit. Aš jau pavargau nuo jūsų. Kas galit? Aragonas. Come, my child. Ar jie dabar tiesiog mane puls? Čia bullshit. Jie negali manęs tiesiog pulti. Ne, jie nepuls. Ačiū. Nes jeigu pultų... I would be mad. Mad. Come on, dabar jei... Kur jie eina? Come on, AI, don't be stupid. Very stupid. Duodam 5000. Duodam vieną ten. Duodam vieną ten. Nežinau, kur jie eina. Jie turbūt eina į pačią Veneciją. Turiu minį į ten, į Italiją. No, jie grįžta.
God damn it. Jie mane pulsa, ne? Yep. Okay. I need help. 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 Prašau, ne. Come on. We can do this. We can win. Taip, 2 prieš 0. Are you fucking serious? 9. Osmanai 9 rolina. O taip. Beje, šitą reikia patraukti. Kad galbūt jie užsinorės eiti per tą sąsiaurį. Ok, bet mes mūšį šiaip laimėsim. Karą irgi laimėsim, aišku. Bet jis taip kainuoja 25 000 manpower. Mes pradom 2 daugiau negu suknisti osmanai. Mes karių nebeturim. Like, rimtai. Mes jų tiesiog tuoj nebeturėsim. Ei, Bizantiumas, eikit. Ką jūs darot? Ar mes sugebėtume kaip nors ateiti iki ten? 16. No. Come on. Don't be stupid. Eime su manim. O, čia toks... Ne, čia kvailas pasirinkimas. Čia labai kvailas pasirinkimas. Pažiūrim, kiek jie turi? Šitą turi. Ne, aš negaliu. Ne, čia tiesiog kvaila. Tiesiog aš sunaudočiau visą savo manpower. Aš negaliu daryti tokių kvailų dalykų. Jie turi visą šitą kaip savo korus. Čia įskaitant šitą? Ne. Aš galiu jiems duoti, ką noriu. True. Tai povelniais. Nu, vienintelis pliusas, kad po šito karo osmanai bus tikrai nusilpę. Jau ne... Aš vargu bau, ar jie galės mamliukus sunaikinti. Aš tikrai abejoju. Ok, vos tik Bizantiumas paima tą, aš bandysiu daryti sutartį taikos. Tikėkimės, kad jis sugebės. Šaunuoliukai. Ok, galim susigrąžinti Lenkų diplomatą. Dabar taip, ko aš noriu? Aš noriu, kad tu grąžintum šitus šūdus, atsiprašant. Ir... Epirus. Viskas. Ar aš tikrai tiek daug prašau? Žinai, kad netiesa. Ne, čia tai tikrai nesutiks. Bet kem 6? Kodėl ne? Why not? I guess tiesiog mums reikia siegint Makedoniją ir šitą dar nusiegins, tai bus labai gerai. Einam, padėsim jiems. Einam, grįžtam. Nors ne, man reikia padėti... Ai, teisingai, Aragonas ir Neapolis dar atėjo. Oi, geruliai. Ai, bet jie tvarkysi su šitais. Nu gerai, man tinka. Osmanai truputį ten. Nom. Adirinę bandysit atsimt? Sėkmės. Be jokios blokados. Mes pirmie paimsim 2 fortus tavo ir tu būsi priverstas. Tu bandai atsimt. Tu kvailas. Stupid AI. O, Prancūzija beje, gal gavo mūsų dinastiją? Ne, pagimdė vaiką tas šiknius. Pagimdė vaiką. Ką jūs darot? Plod... Ok. Ką jūs norit? Kaip jaučiasi mano vasalas, gražuliukas? Laimingas, bet nelabai. Dar 2 laivai. Ok. Net nėra pilnos blokados. Kas vyksta?
Au. Persija? O, Persija atsirado. Maskva. Blemba ta Maskva, man jinai labai nepatinka. Jinai kleimino mano... Ai, tik Smolinską. Jau seniai jinai kleimino iš tikrųjų. Nemeluosiu, mums reiktų padėti blokuoti tekę. Bus gražu, jeigu mums pavyks ją sublokuoti, užblokeidinti. 50%. 60%. Bent, pala, tekė gal pilnai blokeidinta. Jo, tekė yra pilnai blokeidinama, okei. Kada mes pagaliau galėsim Military Technology 5? Šiam 7. Už 2 metų? Are you stupid? Why you so stupid? Ar mums dar reikia sąjungos su Bohemija, aš galėčiau tiesiog... Ai, bet aš turiu broke Royal Ties. Nope. Tada tiesiog sėdim su Bohemija, I guess. Turbūt aš išduosiu Veneciją labiau negu Aragoną. Vien dėl priežasties, kad... Nice. Vien dėl priežasties, kad Veneciją aš pats norėsiu suvalgyti. Turiu, aš norėsiu visus Balkanus. Aš norėsiu viską taip suvalgyti. Aš norėsiu visą taip aš viską norėsiu suvalgyti. Jo. Bohemija yra defensive. Ką jūs darot, Lenkai? Lenkai, don't be stupid. Lenkai, don't be stupid. 29 ateis. Ar išsilaikysit? Išsilaikėt. Bet jūs pralošit. Aina sau. Ar jūs rimtai, jūs... Nu gerai, bet jūs dabar norėtumėte turėti taikos. Norėt taikos. Taip, bet šitų dviejų neduos. Bet man ir nereikia. Nu šiaip reikia. Okei. Bandom padėti Lenkams. 15. Aš nežinau, Lenkai, čia buvo labai durnas sprendimas. Sakyčiau. 15. Ne, mes šitą mūšį laimėsim. Okei. Ar aš pradinėjau karius? Ne. Mano kariai yra šiti rūžaviai, jeigu neklystu. Jie gal kad... Pagaliau atėjo į frontą. Turėčiau dabar pradinėti karių. Jo, pradinėjau. Bet mes laimėjom mūšį. Ir kur jie bėga? Kur jie gali bėgti? Kur jie dar gali bėgti, klausimas yra. Nu, aš su jais pabėgsiu. Ir turbūt... Jie stovės Makedonijai, okei. Stack wipe turbūt nebus. Prašau, laimėkite mūšį greičiau, okei. Kur jie dabar bėga? Į Thessalį. Done. Stack wipe. Stack wipe. Stack wipe. Nice. I like it. Jie vis dar nesutiks šitį maži čikniai. Aš noriu tavo warriorį, iš tiesų daug uždirbi. Tačiau kodėl tu nesutiksi taikos, su taika aš vis dar nelabai suprantu. Bet mes galim pasėdėti kare, okei. Visi dar high, visi nenori iš karo išeit, man patinka. Galime eiti jam karą pasidžint. Kursk. Kur toks yra? Štai čia. Jis turi tik dėl war exhaustion. Bet autonomija ar 5 metų autonomija. $27,000 manpower in depth. Osmanai turi... kiek war exhaustion. Tunisas nori iš karo. Ne. Tlemkenas nori iš karo. Beveik. Nes Aragonas. Okei. Šaunuolis Aragonas kažką daro. Ir mes šiaip turime šitą. Kiek buvo verta mūsų pirma kova, kurią mes labai gražiai pralaimėjom? Aš net nepaminu, kur jinai buvo. Jis turbūt jau net neberodo. Kas čia vyksta? Ar Navy? Oh god. 24 galim pabėgti. Okei, bėgam tiesiog. Just run.
Mano war exhaustion didelis tiesa, bet viskas bus ok. Konstantinopolį, man atrodo, tiesiog mes privalom lowerint autonomy. Tiksliau, increasint. Bum. Mes privalėjom. Orthodox zealots bus iškonvertinta, viskas ok, viskas ok. Viskas ok. Šitas bus konvertinta šiam 8. Ok. Man atrodo, aš vėl tiesiog pamiršau žiūrėti laiką. Žodžiu, nuo šiol mano kanale visai bus video po 1 valandą ir man nebešvarbu. Žodžiu. Ok, nerimtai, man jau tada šitą video reikia baigti, nes jau ilgai trunka. Aš turbūt tiesiog karpysiu tokius ilgus, kuriuos tiesiog pamirštu. Aš nepripratęs, su laiku priprasiu. Bet jo, tai, nu, iki susitikimo. Iki.